kiek mes įpratę išmesti daiktų, žmonės seniau su tais daiktais užaugdavo ir numirdavo, o mes juos keičiame nuolat, mes pripratę laukti naujųjų telefonų modelių, naujųjų televizorių modelių, naujų automobilių modelių ir mums pastoviai yra brukama, kad jeigu mes neturėsime kažkokio tai naujausio modelio prietaiso, drabužio ar daikto, mes būsime tarsi keistuoliai, iššokiai, išsiritę iš išvažiuojančio traukinio, vartojimo traukinio. Todėl šiandien ypatingai svarbu kalbėti apie atsakingą vartojimą, apie tai, jog mūsų tas beprotiškas pirkimo troškulys, ta pirkimo manija, jinai labiausiai alina žemę. Ir ne tik tai pesticidai ar cheminės trąšos ar maiste esantis priedai yra ekologijos priešai. Didžiausi priešai esame mes patys, kurie negalime suriboti, suvaržyti savo saiko. Pirkite vyno atidarytuvą. Sakysite, kam jis jums? Ir iš tiesų, juk ko gero vieną tokį namuose jau turite. O jeigu už tą pačią kainą pasiūlysime įsigyti net 3, kaip nutinka, kad į parduotuvę užsukę tik duonos, namo grįžtame prisipirkę visiškai nereikalingų daiktų. Kokius triukus pasitelkia prekybininkai, kad prekės rodos pačios į vežimėlį šoka. Žinoma, jog egzistuoja tam tikri dalykai, kuriais lengva ko gero manipuliuoti, ar ne, norint priversti žmonės daugiau pirkti. Tai akivaizdu, iš tiesų psichologijos žinias tam pritaikyti galima, nes psichologija tai yra mokslas bendrai apie žmogaus elgesį, ar ne, apie jo elgesį, apie emocinę būseną ir tie patys dalykai, dėsningumai, kurie atskleidžia, kodėl ir kaip žmogus elgesi tam tikrais atvejais, kaip jį galima būtų motyvuoti ar paskatinti elgtis vienaip arba kitaip, iš tiesų gali būti panaudojami ir prieš tą patį žmogų. Pradėkime nuo pradžių. Ar kada nors lankėtės prekybos centre, kur duoną ir kitus reikalingiausius produktus radote iškart prie įėjimo? Tikriausiai ne. Perkamiausi produktai dažniausiai būna išdėlioti tolimiausiame parduotuvės kampe. Ir tai neatsitiktinumas. Tai, kuo dažnas pirkėjas piktinasi atėjęs į didžiulį prekybos centrą, kas čia atsitiko, vėl pasikeitė, perdėliotos prekės, jos anksčiau buvo čia, dabar čia, ar ne. Vėlgi yra labai paprastas dalykas, kuo žmogus daugiau praleidžia laiko parduotuvėje vaikščiodamas po ją ir ieškodamas, tikėtina jisai išsirinks dar kažką pakeliui eidamas, tiesiog atkreips dėmesį, pasirinks kažkokią prekę. Kol ieškote kepinių skyriaus, jūsų kelyje pasipainioja įvairūs indai, laistytuvai, laisvalaikio prekės ir kiti nebūtiniausi daiktai. Nė nepajuntate, kaip netrukus jūsų dėmesį patraukė kokia nors akcija. O juk šį kartą rankšluosčių pirkti tikrai neplanavote. Prekių išdėstymas yra pirmoji esminė technika. Dažnai būna, kad labiausiai geriausiai matomose vietose prekybininkai išdėlioja tas prekes, kurias yra naudingiausia parduoti pardavėjui, o tarkim kažkokios tai pigesnės prekės arba nukainotos prekės dažnai būna paslepiamos. Judame toliau. Netrukus stabtelite prie skaniai atrodančių vaisių krūvos. Ir tai taip pat gerai apgalvotas prekybininkų triukas. Pirkėjams visą laiką yra maloniau, jie mieliau perka tuomet, kai būna didelis vienodos, tarkim, prekės kiekis sukrautas vienoje vietoje. Tai tą, tarkim, galima prekybos centruose pastebėti, kad, galbūt dažnai tokie prekių kiekiai net nebūna niekada parduodami, bet vien dėl to, kad gražiau atrodytų, kad prekės būtų geriau matomos, būna, sudedami labai dideli kiekiai vienoje vietoje tam tikros prekės. Iš karto po to jūsų kelyje suplanuota dar viena stotelė – higienos prekių skyrius. Gražios reklamos ir besišypsantys modelių veidai šaukte šaukia. Pirk šiuos kvepalus, šampūną ar kremą. Juk tu to vertas? Pateikti visus prekes, produktus, kitus dalykus tokiu būdu, kad jie labai susisietų su žmogaus savivertė. Tai savivertė bendrai žmogaus yra vienas iš tokių esminių dalykų ir kiekvienas žmogus nori jaustis vertingas, gerbiamas ir panašiai. Tai šia prasme, tuo pamanipuliuoti yra irgi pakankamai paprasta, pateikiant, kad tu esi vertingas tik tai tuomet, jeigu turi kažką, tu esi vertingas, jeigu įsigyji kažką, jeigu vartoji kažką. Jeigu kalbėsim, pavyzdžiui, apie kosmetiką, tai dažniausiai gamintojai šiuo atveju, arba prekių ženklų kūrėjai, valdytojai, jie dažniausiai stengiasi identifikuoti, kokios vertybės yra svarbiausios renkantis kosmetiką. Ir
turbūt daugelis mes stengiamės rinktis kosmetiką, kad jinai būtų natūrali, iš gamtos ir tokios vertybės. Tai pavyzdžiui, kosmetikai dažniausiai naudojamos tokios pastelinės spalvos, kurias nesunku sutikti gamtoj. Spalvos prekybos centre daug lemia. Ta pati kremą išpilsčius į skirtingų spalvų buteliukus, priklausomai nuo spalvos, juos galima parduoti už atitinkamą kainą. Jeigu ta prasme žiūrėsime netgi tas pačias spalvas, tai vartotojų pasąmonėje, tarkim, tokia kaip juoda spalva, tamsi spalva, visiškai juoda spalva dažniausiai dažniausiai asocijuojasi su kažkokia prabanga, su kažkokiu išskirtinumu, o tarkim, tos pigiausios rėkiančios prekės dažniausiai būna raudonos, geltonos arba žalios ir jos labiau akcentuoja būtent savo kainą, pigumą ar kažkokias linksmas galbūt kartais savybės. Kaip ir įsikrovę į vežimą neplanuotų prekių, pagaliau randame ilgai ieškotą duonos kepalą ir judame prie kasos, turime būti pasiruošę dar vienai atakai. Įvairūs skanėstai, kramtomos gumos, popierinės servetėlės ir kitos smulkmenos prie kasų taip pat išdėliotos apgalvotai. Verta būti itin atsargiems, jei apsiperkate kartu su vaikais. Jų akių lygmenyje išdėliotos prekės netrukus gali dar labiau papildyti jūsų prekių krepšelį. Nepaslaptis ir turbūt čia yra skaudžiausia, gal ir skaudžiausia ir tokia vėlgi viena iš pažeidžiamiausių grupių, tai yra vaikai. Vaikai bendrai, jie neturi dar kol kritinio tokio mąstymo, jie nori visko, ką mato ir kuo patraukliau, vėlgi spalvingiau, čia labai tiktų, irgi būtent spalvingiau ir garsiau ir išskirtiniau yra pateikiami tam tikri dalykai, tuo labiau jiems to norisi. Labai vaikais ypatingai lengva manipuliuoti tokiu būdu, kad tavo draugai tai turi, visi vaikai tai turi, kodėlgi tu to dar neturi. Ir per vaikus daug yra, vėlgi, daug prekių į namus ateina per vaikus. Užuot apsisukę per 5 minutės, parduotuvėje žiūrėkit praleidote net pusvalandį ar valandą. O jūsų duonos kepalas, dėl kurio primename į parduotuvę ir atėjote, kainavo mažiausiai keliasdešimt litų. Stengiasi pardavėjai sukurti tokią erdvę, kad klientams, pirkėjams būtų malonu toje erdvėje būti. Tai čia yra susiję ir tai, kad turi būti tinkama temperatūra, nes tiesiog, jeigu ten bus per šalta arba per karšta, tiesiog pirkėjai, jie bus suinteresuoti kuo greičiau išbėgti iš tos parduotuvės, kad kuo mažiau laiko tenais praleisti. Ten kvapai, muzika ir visa kita, tai yra tiesiog nukreipta į tai, kad būtų kuo labiau, kuo malonesnė aplinka sukuriama pirkėjui, nes nustatyta, kad kuo ta aplinka yra malonesnė, tuo pirkėjai yra nusiteikę labiau teigiamai, tai tuo jie mieliau ir tas piniginės atveria. Visgi liūdniausia šioje istorijoje tai, kad be parduotuvių daugelis žmonių jau nebegali. Apsipirkimas tampa savotiška terapija, būdas atsipalaiduoti. Psichologai pastebi, kad jau ir Lietuvoje atsiranda vis daugiau priklausomybę nuo pirkimo sergančių žmonių. Labai svarbus dalykas, kai jau tie pirkiniai nebepadeda pasijusti geriau. Žmogus perka, bet jisai vis tiek prastai jaučiasi, ar ne? Tada iš tiesų rimtai reikėtų jau susirūpinti. Tačiau juokingiausia, kad kaltų čia nėra, nebent jūs patys. Už kiekvieną savo pirkinį, net ir patį beviltiškiausią ir nereikalingiausią, esame atsakingi tik mes. Tokios vartotojiškos visuomenės taisyklės. Tikslas yra parduoti, o mūsų turbūt, kaip ir uždavinys yra teisingai nusipirkti. Tai manau, kad tikrai didelė klaida yra kaltinti pardavėjus, kad dėl pardavėjo kalties aš nusipirkau savo nereikalingą daiktą, nes čia turbūt tiesiog tas kaltinimas turėtų pirmiausia būti į paties pirkėjo sąmonę nukreiptas. Klausite, o kągi daryti? Kaip atsispirti mirgančioms akcijoms, gražiai išdėliotoms prekiams ar kvapniems, bet nereikalingiems šampūnams? Pasirodo, kartais sugrįžti į blaivų protą padeda tik laikas. Vienas iš geriausių būdų tai yra ne tuoj pat pasirašyti, ne tuoj pat sutikti, ne tuoj pat, bet, kaip sakau, truputuką atsitraukti ir pagalvoti ir paprastai to atsitraukti užtenka. Aišku, vėlgi tie, kurie siūlo prekes, paprastai žino labai puikiai šitą taisyklę ir jie būna, kad nepaleidžia tiesiog pirkėjų, ar ne? Bet čia mums yra svarbu žinoti, kad mes tiesiog kitą kartą netgi, kai užeinam į parduotuvę arba, kaip sakot, kai pas mus ateina ir siūlo, nesakyti tuoj pat. Taip, sutinku arba imti, bet pasakyti bent jau savo, gerai, aš pagalvosiu valandą arba 2, arba aš sugrįšiu rytoj, arba jūs galit man paskambinti rytoj, ar ne, ir pasižiūrėti, kas iki to rytoj atsitiks. Egzistuoja nauji reklamos analizavimo būdai, kuomet tikslinėms grupėms yra rodoma reklama ir automatiškai stebima jų psichologinė būsena kažkokių elektroninių prietaisų pagalba, bet kiek aš žinau, tai Lietuvoje tikrai dar toli gražu iki to niekas to nenaudoja.
bet na, tokios technikos, tai ypatingai vartotojų emocijos, tais medicininiais, elektroniniais būdais, jos būna nustatomas vakarų šalyse. Ateityje prekybos centruose pirkėjams teks būti dar labiau atidesniems. Būdai, kaip nuspausti reikiamą mygtuką ir pasiekti pirkėjo sąmonę, vis tobulėja. Nereikėtų nustebti, jei ateityje reklamas kurs jau ne tik psichologai, bet ir chemikai. Šiandien apie atsakingą vartojimą šnekame su Sveikas vaikas LT įkūrėja Agne Zakaravičiūte. Iš tiesų, šiandien įprasta kalbėti apie teisės, laisvės, tačiau labai dažnai mes pamirštame kalbėti apie atsakomybę. Kas vis dėlto yra jūsų akimis socialinė atsakomybė? Tai socialinė atsakomybė, jinai skirstosi į daug sričių. Jeigu tai yra atsakingas vartojimas, tai atsakingas vartojimas kiekvienas, aišku, suvokia savai, bet aš suvokiu atsakingą vartojimą, kaip elgiasi taip, tarytum, kad negyventum, tarytum po tavęs būtų nors ir tvanas. Tarsi kurti po savęs aplinką tokią, kuri išliktų ir būtų ilgaamžiška. Ir kiekvienas žmogus iš tikrųjų turi suprasti, kad jisai labai prisideda prie visumos. Nors vienas žmogus yra nors tik maža dalelė, bet iš esmės visi mes sudarome tą visumą, kuri iš tikrųjų yra labai stipri jėga. Ir galime pakeisti daug ką. Ypatingai šiuolaikiniais tokiais individualizmo laikais, kai mes kiekvienas norime būti unikalūs, nepakartojami ir vieninteliai tokie, kalbėti apie tai, jog reikia derintis, reikia būti atsakingam, reikia galvoti ne tik tai apie save ir mažiau save sureikšminti, o galvoti apie visumą yra pakankamai sudėtinga. Kaip tu manai, kaip šiuolaikiniai visuomeniai ta atsakingas vartojimas, socialinė atsakomybė, kokioje jinai stadijai, kokioje situacijai dabar yra? Aš labai daug galvojau prieš šitą laidą. Iš tikrųjų, atsakingas vartojimas, jisai turi būti visose lygmenyse užtikrintas. Tiek žmogus turi atsakingai elgtis ir atsakingai mąstyti, tiek turi būti užtikrintos sąlygos atsakingam vartojimui. Ir vėlgi, kas yra atsakingas vartojimas? Mes prieš 3 metus pradėjome savo svetainę ir iš esmės jos pagrindinė mintis buvo ta, kad žiūrėk, skaityk sudėtį, žiūrėk, ką tu perki, nes kiekvienas tavo pirkimas yra tavo balsas ir tu tiesiog rinkdamasis tam tikrą produktą, tu įtakoji, kad jį gamintų ir daugiau. O jeigu tu renkiesi kitą produktą, tai tu įtakoji, kad to produkto. Tai esmė, kad kiekviename mažame tavo veiksme iš tikrųjų turi būti socialinės atsakomybės ir kiekvienas tavo mažas veiksmas labai gali daug įtakoti. Žodžiu, kad tu galvoji ne tik tai apie tai, kad tau sveikiau į skrandį sveikesnis produktas patektų, bet ir apskritai, kad tas produktas rinkoje labiau perkamas ir labiau matomas ir labiau žinomas. Ir iš tikrųjų mes šiuo metu labai daug bendraujam su gamintojais dėl to, kad kuriame Sveikas vaikas LT produktų liniją. Ir tarkim, mes ateiname pas gamintoją ir sakom, tarkim, mums reikia, šiandien irgi buvo susitikimas, mums reikia uogienės, kurioje būtų tam tikros uogos ir būtų sumažintas cukraus kiekis, būtų mažai cukrus. Ir tada gamintojas sako, bet mes jau tokią uogienę gaminom, nieks jos nepirko. Tai realiai, ta prasme, žmonės, jie patys turi suvokti savo veiksmų pasekmes ir žmogus turi suvokti, kad jis iš tikrųjų yra nuomonės formuotojas ir nuomonės lyderis ir kiekvienas jo atsižvelgs, žodžiu, jo nuomonę. Tai va. O gal papasakok plačiau apie tą savo socialinę iniciatyvą Sveikas vaikas LT, kaip gimė ši idėja ir iš tikrųjų ši idėja susilaukė labai daug reakcijos, tiek vartotojų reakcijos, tiek žmonių, kurie pradėjo skaityti etiketes ir pradėjo išsigąsti, kad ką mes valgome. Tai idėja kilo labai paprastai, tiesiog pastebėjome, kad nesutampa įvairių šalių duomenų bazės įstatymų lygmenyje apie reguliuojančias maisto priedus. Tai yra, kad vienoje šalyje tam tikri maisto priedai yra uždrausti, tuo tarpu ES yra leidžiami. Tai kilo idėja tiesiog
paviešinti ją ir labai paprastai, idėja visiškai paprasta, perskaitai sudėtį ir mes tiesiog išryškinom sudėtį visą produktų. Ir taip išėjo, kad atsirado tokie produktai, kurie, tarkim, būdavo skirti vaikams, tačiau ant to produkto būdavo uždėtas kaukolytė arba raudonas ženklas, dėl to, kad tame produkte pridėta tam tikrų maisto priedų, kurie galimai sukelia pavojingas ligas. Tai štai ir tas iš tikrųjų žmonės labai greitai puslapis išpopuliarėjo ir žmonės iš tiesų susimąstė, kad ką jie perka ir pradėjo visi skaityti sudėtis. Svetainė buvo skirta mamoms auginančioms vaikus ir vaikai apskritai yra jautriausia visuomenės dalis ir būtent vaikai yra jautriausi maisto priedams, nes maisto priedų leidžiama norma apskaičiuota yra suaugusio žmogaus organizmui. Tuo tarpu vaiko organizmas, vaiko kūno masė yra 10 kartų mažesnė, tačiau jisai iš tikrųjų suvalgo lygiai tiek pat, kiek suaugęs žmogus. Tai štai, bet paskui sugalvojame pavadinimą, bet ilgainiui išaiškėjo, kad tai ir ne tik vaikams, tiesiog visiems iš tiesų. Visiems yra aktualu maistas ir... O tau tiesiog tai yra kaip tavo vaikas tas puslapis? Taip, tai yra mano vaikas, nes jau dirbame 3 metus prie šio projekto. Iš tiesų, projektas prasidėjo nuo maisto priedų, tačiau dabar projektas išaugo. Dabar iš tikrųjų turime naują svetainę, tai yra ekologinių produktų pirkimą skatinanti svetainė. Ir kodėl jinai yra? Todėl, kad Lietuvoje yra labai didelė problema, nes yra užteršta apie 30% šachtinių šulinių. O šachtiniai šuliniai tai tie šuliniai, kur kaime žmonės geria vandenį. Tai va, ir jie yra užteršti, ta prasme, cheminis jų užterštumas. Ir iš esmės tas užterštumas yra nuo netinkamos žemdirbystės veiklos. Tai yra, kad žmonės naudoja pernelyg daug trąšų, pernelyg daug chemikalų. Ir tie chemikalai per gruntinius vandenius patenka per dirvožemį, gruntinius vandenius ir į šulinius. Ir tai galiausiai užsiteršia šuliniai, ežerai, upeliai, žuvis yra užterštos. Tai štai, ir problemos sprendimas vėlgi labai paprastas. Žmonės turi būti sąmoningi ir pirkti produktus arba bent jau teirautis ūkininkų, kad tie produktai būtų pagaminti, užauginti be trąšų. Aišku, neįmanoma visiškai be trąšų, bet naudojant kuo mažiau trąšų, kiek įmanoma, ir taip išsprendžiama aplinkosauginė problema vėlgi per vartojimą. Ta prasme, kad tai yra absoliučiai susijęs visas ciklas, kad tai, ką mes valgome ir tai, ką mes perkame, tai yra susijęs su tuo apskritai, kokia yra mūsų žemės ekologinė situacija, kokia mūsų gruntinių vandenų situacija. Ir tarsi, kaip yra populiaru sakyti, kad pirkdami ekologinį produktą, mes tarsi rūpiname savim, savo vaikais, galbūt net madingai elgiamės, o iš tiesų mes tarsi balsuojame už kitokį pasaulį, už švaresnį pasaulį, už švaresnę aplinką. Ir būtent, pavyzdžiui, apie ūkininkus kalbant, Lietuvoje ūkininkai visi sako, kad labai yra neapsimoka būti ekologiniais ūkininkais dėl to, kad iš tiesų labai sunku gauti sertifikatą ir paskui tos produkcijos tiesiog nieks neišperka, dėl to, kad niekam jinai nėra reikalinga. Bet iš esmės tai ūkininko patį mąstymą galbūt reikia, aš nesakau, kad visi ūkininkai yra, neteisingai mąsto, bet tiesiog pakeisti patį mąstymą, kad jie pradėtų galvoti ekologiškai ir pradėtų suvokti savo veiksmų padarinius gamtai. Bet vėlgi, tarkim, kalbant apie ūkininką, reikia suvokti, kad, tarkim, jisai gerai, yra tokia sklando gandai, kad ūkininkai augina vieną lysvelę savo, kitą ar ne pardavimui. Ir tą pardavimą, aišku, ten tręšia įvairiom trąšom, bet realiai ta lysvelė, kur jisai augina pardavimą ir tręšia, iš jos tie chemikalai nukeliauja į jo šulinį, iš kur geria jo vaikas. Tai ta prasme, iš tikrųjų, kiekvienas tas veiksmas, tu netgi galvodamas, jisai jau tave įtakoja. O iš tikrųjų, kaip pasikeičia žmonių mąstymas, su sveiku vaiku, kai mes pradėjome šitą projektą, žmonės labai daug rašė mums laiškų, kad tiesiog jie vieną kartą pažiūrėjo mūsų svetainę, pasigilino į informaciją ir galiausiai išmetė visą savo šaldytuvą, pakeitė prekių maišelį. Tai taip žmonėms yra, jie tiesiog turi susipažinti su informacija, kažkiek tai laiko jinai turi pereiti per jų visus filtrus, jie turi apdoroti ir jeigu jie priima, tai informacija pakeičia jų nuomonę ir elgesį. Bet vėlgi labai svarbus yra iš tikrųjų kolektyvinis mąstymas ir kuo daugiau žmonių galvos viena linkme, tuo didesnės pasekmės bus ir tuo daugiau žmonių keisis. Bet aš nežinau, aš visą laiką galvodama apie tą atsakomybę, apie atsakingą vartojimą, apie atsakomybę ne tik tai prieš save patį, bet prieš gamtą, prieš mūsų supantį pasaulį.
visą laiką kažkaip įsivaizduoju, kad mes esame su savo visą civilizaciją, su savo miestais, urbanistika tiek nutolę nuo tų pirmapradžių dalykų, nuo nuolatinio kontakto su gamta, nuo kažkokių tikrų santykių, jausmų, tikrų dalykų, tikros šilumos. Ir mums tarsi reikia dabar kažkokio mokslo ar specialių priemonių, specialių socialinių projektų, kad susigrąžinti iš esmės tai, kas mums kaip žmonėms turėtų būti savaime suprantama. Juk mūsų senelė, aš pavyzdžiui prisimenu savo močiutę, jinai rūšiuodavo šiukšles vien dėl to, kad jinai net neįsivaizdavo, kad galima būtų kitaip, nes tai yra tavo kiemas, nes tai yra tavo miškas, tavo gamta. Ir ten vienur pildavo kažkokias maistinės atliekas, tręšdavo su jom daržą, kitur ten popierių, kurį panaudodavo deginant paskui malkas ar kažką. Ir viskas buvo taip natūralu ir apie jokią ekologiją nebuvo kalbos. O dabar, kai mes tiek esame toli nukeliavę nuo tos gamtos, iš to savo lopšio, mes turime vėl iš naujo mokintis, tarsi būti žmonėmis. Tai čia technologinė, ta prasme, visame yra du lazdos galai. Iš vienos pusės technologinė pažanga yra visiškai superinė ir turbūt mes, jeigu mūsų sugrąžintų dabar 100 metų atgal, mes nežinau, ką darytume be savo smartphone'ų arba, nežinau, be skelbimo mašinos, bet iš kitos pusės, žinoma, tai yra atitrukimas nuo gamtos, nuo tų senųjų vertybių, šiaip susitapatinimo ir pojūčio, grynai empatijos pavyzdžiui, nes žmonės iš tikrųjų spiečiasi į miestus, gyvena greitų tempų, viskas juda labai greitai ir tai turi tam tikrų pasiekmių. Šiuo metu mes esame Vilniuje, Tymo turgelyje, galime sakyti ekologinio turgaus, ekologinio judėjimo mekoje šiuometinėje, madingoje vietoje, kur daugelis Vilniaus miesto gyventojų atvažiuoja apsipirkti čia maisto produktų tiesiai iš ūkininkų, iš ekologinių ūkių. Kaip pati manai, ar šitoks judėjimas, jisai turi kažkokių pozityvių atspindžių atsakingo vartojimo kontekste? Žinoma, nes nors iš tikrųjų turbūt Tymo turgus Vilniuje yra labai populiarus ir būtų labai džiugu, jog tokie panašus judėjimai atsirastų visose Lietuvos miestuose, nes iš tikrųjų Lietuva yra žemdirbių šalis ir ūkininkai Lietuvoje nuo seno iš tikrųjų turim labai geras ūkininkystės tradicijas. Ir tarkim, dėl ko pagrindinis ekologiniams ūkininkams, dėl ko jie skundžiasi, dėl to, kad tiesiog nėra kur parduoti savo produkcijos, dėl to, kad į prekybos centrus jiems patekti yra pernelyg sunku, o vietos, kur prekiauti produkciją praktiškai nėra. Arba taip pat turguje, tarkim, jeigu jie prekiauja, tai vartotojas nėra užtikrintas, kad tas ūkininkas iš tiesų parduoda sveiką, ekologišką, natūralų produktą. Tai tokios vietos, kurios užtikrina vartotojui ir savo tiekiamą produkciją, yra labai sveikintinos. Ir kuo daugiau tokio judėjimo, kuo didesnės šaknis šito judėjimo užaugs, tuo tikėkimės Lietuvoje ilgainiui padaugės sąmoningų žmonių. Tokie turgeliai, kur mažieji ūkininkai gali parduoti savo produkciją, yra labai skatintini. Ir šiaip man labai patinka pati koncepcija, tarkim, vakarų Europoje, Prancūzijoje, kur yra mažos parduotuvėlės, specializuotos ir parduoja tam tikrus tiktais produktus. Ir iš tiesų aš labai norėčiau, kad ir Lietuvoje būtų tokia galimybė, kad visi galėtų pardavinėti savo produkciją ir grynai sugrįžtų mažųjų ūkininkų ir močiučių iš kaimo kultūra, tiesiog, kad žmonės ir mažmenininkai galėtų laisvai prekiauti ir pardavinėti. Tai tiesiog labai iš tikrųjų, manau, būtų labai didelis noras, kad Lietuvoje sustiprėtų ekologinės žemės ūkio tradicijos ir kad, nes iš tikrųjų, ką Lietuva turi, tai jie turi, mes turime daug gerai dirbamos žemės. Ir iš tiesų, mano asmeninė vizija, kad Lietuva Europos Sąjungoje ir šį pasaulyje galėtų būti ryški būtent savo ekologinę produkciją, taip pat skatinti visoje Europoje, tiekti visoje Europoje ekologinę produkciją, nes auga poreikis ekologinių produktų ir tiesiog Lietuva galėtų užimti labai svarbią vietą. Nes mes tos grinuolių kraštas, žalumos ir upių ir miškų. Kiekvieno mūsų seneliai, daugumos seneliai yra iš kaimo, kiekvienas pas mus yra labai stipri žemdirbystės kultūra ir iš tiesų žmonės gali tiesiog kraujyje, naguose mūsų, panagės juodas dar vis.
Tai va, ir Lietuva, ir aš tai iš vis matau, kad Lietuva taip galėtų ir tiesiog paimti savo, aišku, krepšinį turime, ar ne, kuris išskiria mūsų, bet tiesiog aš tai norėčiau iš tikrųjų, kad ir kitose dalykuose Lietuvoje išsiskirtų. Ne tik krepšinis manekenas, bet ir ekologinė žemdirbystė būtų pažyba, bent jau Europoje. O iš tiesų, vadinasi, iš viso to, ką tu kalbi, galima daryti tokią išvadą, jog žmonės, kurie nusprendžia savo laiko dalį skirti apsipirkimui savo produktų, maisto produktų nusipirkimui tokiuose turgeliuose, galbūt jie sugaišta daugiau laiko, bet nevažiuoja į tuos didžiuosius prekybos centrus, kur labai patogu, kur galima vaikus palikti ten kažkaip pažaisti, kur viskas vienoje vietoje. Jie iš principo prisideda prie to atsakingo vartojimo. Taip, žinoma. Ir vėlgi, grįžtant prie skubėjimo, ar ne, mes prieš tai kalbėjom, kad dabartinis žmogus labai daug skuba. Ir iš tiesų taip, reikalauja laiko nuvažiuoti į turgų, reikalauja laiko susirasti, tarkim, tą savo ūkininką, bet reikalauja laiko namie pasigaminti maistą, bet iš tiesų tai yra malonumas, visiškai malonumas. Ir kodėl žmonės atsisako tokių lengvų, pigių ir primityvių malonumų, kaip, pavyzdžiui, nuvažiuoti į turgų šeštadienį arba sekmadienį. Ir pabūti su savo šeima. Pabūti su šeima, susitikti bendraminčių, draugų, nes aš pati turiu 2 mažus vaikus ir labai dažnai atvažiuodavau čia ir į kitą turgelį, kur tiesiog tu supranti, kad tai yra savotiška ir socialinis bendravimas, ir parama tiem ūkininkam, kurie prekiauja. Tai yra parama ūkininkams, dėl to, kad tu vartodamas, tu juos remi, tu iš jų perki. Ir tu juos skatini gaminti toliau. Galų gale paremi vieną, tarsi perki iš vieno ūkininko, kitas ūkininkas pamato, kad tam ūkininkui sekasi, jam irgi yra impulsas pradėti kažką tai daryti. Tiesiog tai toks tarytum užburtas ratas iš tiesų yra. Ir kitas dalykas, sakau, kad tas bendravimo džiaugsmas, kurio mes tiek mažai te turime, bėgdami kažkur verslo, karjeros karuselėje, kur mažai pažįstami žmonės, o čia tu, kai ateini jau ne vieną kartą, jau 10 kartų, tu puikiai pažįsti ir tos ūkininkus, pažįsti netgi šalia stovinčius, eilėje stovinčius žmonės, kurie jau iš matymo tampa matyti, ne taip kaip prekybos centruose, kur ten didžiulės eilės ir visi kaip konvejeriai perka tą patį ir tie patys veidai ir taip toliau, bet iš tiesų Lietuvoje, manau, kad po truputį smunka tas supermarketų bumas, kuris buvo užliejęs mus prieš keletą metų, galim sakyti 10-metį. Mes kito kelio ir nematėme, kaip nuvažiuoti į didžiulį prekybos centrą ir netgi ten maloniai praleisti laiką. Dėl to, kad tai buvo, prekybos centras buvo, didysis prekybos centras buvo tas, ko mes neturėjome visiškai, kas buvo visiškai naujovė ir vakarų, žodžiu, tik vakaruose, tik išvažiavę užsienį, anksčiau galėdavai nueiti į didelį prekybos centrą. Tai kaip į Luna parką, ne? Taip, o dabar žmonės tiesiog atsikando. Lygiai tas pats kas Kaune, pavyzdžiui, buvo Laisvės alėja ir tada šalia Laisvės alėjos atsirado labai didelis prekybos centras ir Laisvės alėja mirė. Ir praėjo, aš nežinau kiek metų, gal 6-7 ir po truputį Laisvės alėja vėl atgimsta, dėl to, kad žmonės atsikando tos kultūros ir grįžta. Grįžta prie tikrųjų vertybių ir tikrųjų. Tai va, o šitą pratęsant kalbą apie vartojimą. Iš tiesų mes kalbėjome, kad didžiausias atsakingas vartojimas yra tada, kada žmogus nepervartoja. Tai lygiai taip pat, tarkim, nebūtina pirkti vien tik visiškai viską ekologiškus produktus ir juos pervartoti ir tada išmesti, bet vis tiek jaustis laimingu dėl to, kad tu perki ekologiškus produktus ar, tarkim, naudoji biopakuotės, bet jų naudoji labai daug. Iš tiesų visą laiką reikia atkreipti dėmesį tą pervartojimą, nes kas iš to, kad tu kiekvieną dieną, žodžiu, pirksi, pervartosi, išmesi, paskui vėl pirksi. Tai va. Arba maišelius, tarkim, suyrančius maišelius dabar yra labai populiarus, bet kodėl žmonės, tarkim, vis tiek naudoja kiekvieną produktą, deda į atskirą maišelį. Tarkim, kai galima iš tiesų daržoves visas sudėti į vieną maišelį. Ir žmonės, žinoma, galvoja, kad, na, čionais yra greičiau suyrantis ne per 15 metų ar per 5 metus maišelį, bet vis tiek jie teršia gamtą. Reikia jį pagaminti, reikia... Ir jie vis tiek nėra iš oro. Apskritai atsakingas vartojimas yra tokia plati tema ir čia Tymo turgelyje, matant, kiek mamų ateina su vežimėliais nusipirkti sveikesnių, ekologiškesnių produktų savo mažyliams. Lygiai taip kaip ir aš ateidavau ir ateinu iki šiol. Vėl galime grįžti prie požiūrio ir prie klausimo apie vaikų auginimą, kas yra ekologinė motinystė, kas yra
eko vaikystė ir taip toliau. Ir, pavyzdžiui, man pačiai dažnai tenka susidurti, kad manęs klausia, tai tu turbūt ten daugiau nieko ir neduodi vaikams, kaip tik tai tuos ten ekologiškai sutrintus ten burokėlius ir sauskelnes, ir žaisliukus medinius, ir visą kitą, ir visą kitą. Sakau, taip, žinoma, aš stengiuosi, kad tų ekologiškų dalykų būtų kuo daugiau mano vaikų gyvenime, bet iš esmės, man atrodo, kas yra ekologinė motinystė arba motinystė kažkiek ekologiškesnė, tai yra apskritai savo besąlyginės meilės davimas vaikui ir iškeitimas tų kažkokių materialinių kitų vertybių, kitų pramogų, kitų laiko leidimo būdų, tiesiog atsidavimas vaikui maksimaliai. O vaikui iš tiesų reikia labai mažai. Netikų vaikui užtenka tik tai motinos nuolatinio buvimo šalia ir jos pieno. Ir tai yra viskas. Nors didžiulės reklaminės kampanijos mums perša, kad reikia ten ir vaikštynių, ir ten šiltukų, ir to, ir ano, ir trečio, ir ketvirto, be ko tas vaikas mažas neužaugtų. Bet iš tikrųjų, vėlgi čia yra ta atsakingo vartojimo pusė, kad reikia įsiklausyti į save, į savo kažkokius motiniškus instinktus ir suprasti, kad mes turime labai daug ir mums labai daug ko netgi nereikia. Taip, ir sąmoningumas yra pirmasis, tiesiog, man tai atrodo, kad tiesiog būdamas pats tėvas sąmoningas, jisai sąmoningai ir išaugina ir savo vaiką. Ir iš tiesų, ypatingai būnant mama, yra ypatingai svarbu prižiūrėti ir rodyti pavyzdį savo vaikui ir aiškinti visą laiką jam visus dalykus. Štai, nes kokios bus tavo vertybės, tokios vertybės bus ilgainiui ir tavo vaiko įsiskiepys. Reikia vežti vaikus į gamtą, reikia mokinti juos, kaip sėti žirnius, morką sodinti ir tada gal jie įvertins ir supras, kad ant medžių dešrainiai neauga. Atsakingas vartojimas, jisai labai yra susijęs, nes, kaip ir sakiau, mes gyvename visumoje ir labai daugelis faktorių mus įtakoja. Ir iš tiesų tiek institucijos turi palaikyti žmonėms, kad jiems būtų patogu, tarkim, dėl rūšiavimo. Man tai iš viso, kodėl Lietuvoje nėra pristatyta visur rūšiavimo, tarkim, konteinerių. Tiek visos įmonės turi palaikyti žmonių, kad žmonėms būtų lengva, tarkim, pridavinėti, nežinau, butelius, arba įmonės nepakuotų savo produkciją į 100, ten, tarkim, nežinau, arbatos pakelis, kuris įdėtas į arbatos pakelį ir dar įdėtas į arbatos pakelį. Tiesiog iš visų pusių visi žmonės turėtų jausti tą atsakomybę. Ir iš tikrųjų, pirmiausia, tai kai tu pradedi jausti ją savyje, taikyti savo būtyje, tada pradedi taikyti savo įmonėje, savo gyvenime. Tai plinta kaip geras virusas. Prigrūstos spintos, sakykime, gendantis produktai, nuolat prikimšti konteineriai ir aš manau, tai tikrai akivaizdu. O kodėl taip atsitinka? Ar žmonės per daug pinigų turi? Galbūt tai vartoti patogu ir iš tikrųjų kartais būti ekologiškam yra brangiau arba, sakykime, kainuoja daugiau laiko negu kad tiesiog vartoti. Merginų tarpe labai yra populiarios tie grupiniai pirkimai, ar ne, kur prisiperka pigiai rūbelių ar kažkokių paslaugų ir po to pamiršta net nueiti ir pasidaryti kažkokios procedūros veidą ar kažką panašaus. Tai matyt, vienas iš pavyzdžių, kai perki ko nereikia. Kažkas gal kažką pasiūlo, sako, pirk tai arba ne tai, arba tai žiūrėk, kaip čia yra gerai. Galbūt ir išeinu kartais nustebęs, o kągi aš čia nusipirkau. Atsakingai tai reikia mokytis vartoti, nes kai ateini į parduotuvę ir pamatai vitrinose aibę prekių, visada nusiperki tai, ko nereikia, ypač aš. Dar prieš keliasdešimt metų Lietuvoje sąvoka atsakingas vartojimas nebuvo linksniuojama, šalyje tiesiog nebuvo ką pirkti. Tačiau kartu su iš vakarų plūstančia greito vartojimo kultūra į Lietuvą atkeliavo ir viena nemenka problemėlė. Tapusi prieinama didžiulė prekių pasiūla gyventojams susuko galvą.
Perkame, kad pirktume, be saiko, kartais visai be reikalo ir negalvodami apie pasekmes. Yra toks angliškas terminas throwaway society, išmetamoji visuomenė, kuris ir atsirado apibūdinti mūsų šių dienų vartojamąją visuomenę, kai, kaip ir minėjot, kad tiesiog perkami drabužiai kiekvieną sezoną, švaistomas maistas ir kaip ir sakėt, telefonas keičiamas kas porą gal net mėnesių, ko visai nereikia, vietoj to, kad žmogus rinktųsi kokybiškesnį daiktą. Tiesiog reikia pagalvoti apie pirkinio ar paslaugos gal pasekmes ir apskritai, tiesiog užduoti greičiausiai kelis klausimus, ar šitas daiktas tikrai man reikalingas, ar aš jį perku ne dėl to, kad jis yra nukainuotas, tarkim. Ar negalėčiau tokio pat daikto rasti pagaminto kompaniją, kuri yra labiau atsakinga ir kuri gal mažiau vartoja, kurios politika yra daugiau būti atsakinga tiek ir rūšiavime, tiek ir pačių medžiagų vartojime. Tas pats pagalvoti, kad ar negalėčiau aš atrestauruoti, tarkim, jau turimo daikto ar atnaujinti kažkaip. Ir vienas turbūt jo irgi tokių svarbesnių, kad pagalvoti, kur aš tą daiktą dėsiu, kai jau jisai man bus nebereikalingas. Atsakingas vartojimas yra sąmoningas vartojimas. Tu turi pagalvoti, kas tas sudėtis, iš ko ten kažkokia ten ta spalva raudona šampūnė atsirado. Tu turėtum turėti idėją, kiek vandens yra suvartojama, pavyzdžiui, skerdienai plauti ir kiek tų gyvūnų dėl to kremo nužudoma, o iš tikrųjų nieko iš to negauna. Už atsakingą vartojimą pasisakantys specialistai tikina, kad patikimiausia renkantis prekę atsižvelgti į sudėtį. Labai daug informacijos apie tai, kur ir kokiu būdu prekė pagaminta, galime rasti ant etiketės arba pakuotės. Bėda ta, kad daugelis tiesiog nenori į tuos dalykus gilintis. To atsakingo vartojimo gali būti labai įvairių formų. Pavyzdžiui, ant natūralios kosmetikos dažniausiai rasite tokį ženkliuką triušio nebandyta su gyvūnais. Atrodo nieko ypatingo, bet jeigu žinai skaičius, kiek nuolat tų gyvūnų yra įvairiai nugalabijama vardan žmonių vadinamos gerovės, galėtum bent kartais susimastyti, kad gal vienas kitas triušis galėtų išgyventi dėl to, kad tu iš principo neperki su gyvūnais bandytos kosmetikos. Ekonomistė Guoda Asguridienė bene pirmoji pradėjusi Lietuvoje ekologiškų produktų verslą, tikina, kad net ir ekologiški gaminiai nepanacėja. Anot jos tai tiesiog mažesnė blogybė palyginti su įprastu būdu užaugintomis ar pagamintomis prekėmis. Ne tai, kad manydamas, būdamas toks naivus, kad tu pakeisi kitus ar tą pramonę išnyks, ne. Aš kaip žmogus jaučiu atsakomybę, aš nenoriu dalyvauti. Tai yra labai toks nuo savęs priklausantis požiūris. Tu tiesiog nenori būti to dalis. Ir nenori, pavyzdžiui, kiti žmonės pasirenka važinėti dviračiu. Todėl, kad jie nenori tokiu būdu teršti. Tu negali, aišku, gyvendamas visuomeniai šiuolaikiniai visur kraštutinai nedaryti to ir to, nes viskas užima laiką. Tada tu lakstysi su tarom atskirom, ten pieno, ten grūdų, net nenorėsi plastiko. Bet kiekvienas bent porą kažkokių tai, savo atsakomybės, kaip vadint, praktikavimo sričių, jeigu pasirinktų, tai būtų ir jisai pats sveikesnis, ir tas gyvenimo kokybė geresnė, ir visi kiti mažiau kentėtų. Daugelis lietuvių rinkdamiesi prekę jau atsižvelgia į tas jos savybės, kurios gali paveikti jų sveikatą. Pavyzdžiui, šios merginos galbūt ir atkreipia dėmesį, ar matuojamas drabužis pagamintas iš natūralaus pluošto, kad dėvimas nekeltų alergijos ar diskomforto. Tačiau tikrasis atsakingas vartojimas prasideda tada, kai mąstai ne tik apie save patį, bet ir apie aplinką. Nes žmonės labai mažai mąsto, kur dedasi visą tai.
Ne, ten išploviau labai gerų dėmių šėmėjų, kurio tik užpylė ir viskas balta, bet kur po to jis nuplaukė? Gal į tavo ežeriuką ir ten to žuvytės paskui pilvais plaukia viršų. Vartotojiška kultūra ir nesustojantys pirkimo pardavimo srautai kartais priverčia mus jaustis bejėgiais kažką pakeisti. Tačiau prekybininkai siūlo tik tai, už ką vartotojas sutinka mokėti pinigus. Jei daugelis mūsų sąmoningai nuspręstų nebepirkti, pavyzdžiui, krokodilo odos batų, pasaulyje šių gyvūnų veisimo fermų taip pat sumažėtų. Be to pastebima, kad tose vakarų šalyse, kur vartotojai sąmoningesni ir prekių kokybė aukštesnė. Vartotojas balsuoja labai aiškiai, pinigais. Perka, tai ir čia, kaip pasakyti, labai materialu. Jeigu tavo daikto neperka, tu neturi iš ko vystyti gamybos ar prekybos ar transporto, nesvarbu. Tiesiog nebegali gyventi kaip ekonominis vienetas. Tai vartotojai vieninteliai ir esminiai lėmėjai. Visokie reguliavimai, ten draudimai, jie daugiau žalos atneša negu naudos. Pasaulyje su neatsakingu ir besaikiu vartojimu bandoma kovoti įvairiomis akcijomis. Nieko nepirkimo diena tradiciškai minima lapkritį, jau žinoma ir Lietuvoje. Šią dieną žmonės skatinami susimastyti ir jei gali, pamėginti nieko nepirkti. Vieni žmonės tai priims tiesiogiai tą, kad nepirkti nieko vieną dieną ir gal stengsis nieko nepirkti, bet tiesiog kitas žmogus gal nusipirks senai planuotą dviratį, tarkim, ir pradės atsakingesnį ir ekologiškesnį gyvenimo etapą. Ir tai ir nėra šita diena gal skirta tam, kad tiesiog žmogus skatinti nustoti vartoti, ar kad ten vieną dieną nepavartojus, kad kažkas pasikeis. Tai yra daugiau, kad žmogus negirdėjęs apie šitą dieną, kad jisai tiesiog stabteltų ir pagalvotų apie savo vartojimą ir keltų klausimus, diskutuotų. Kai kuriuose šalyse atkreipti dėmesį į neatsakingą vartojimą stengiamasi ir kur kas šmaikštesniais būdais. Anglijoje buvo, ir ne tik Anglijoje šiaip ir ne tik šita akcija, bet tarkim viena iš jų buvo, kad buvo pardavinėjamos pakuotės, laimės pakuotės už 5 svarus, kas iš tikrųjų buvo tiesiog tušti maišai popieriniai, kas ir būtų realiai tiesiog dažniausiai nemąstydamas, kai tu perki, tai tiesiog tu esi tiesiog skatinamas ir nemąstyti ir tiesiog pirkti tą daiktą, nors savo jo greičiausiai net visiškai nereikia. Atsakingo vartojimo entuziastai pastebi, kad visuomenėje įsišaknyja įvairių su vartojimu susijusių mitų. Pavyzdžiui, kad vartoti atsakingai velniškai brangu. Tačiau galite paskaičiuoti patys. Jei pirksite pigiausią, prasčiausios kokybės maistą, kad jis būtų skanus, jums prireiks ir bent kelių padažų. O po kelių valandų skrandis dėl nevisavertiškos mitybos prašys kokių nors užkandžių ar saldumynų. Už tą pačią kainą galite pasigaminti kur kas skanesnius ir sveikesnius pietus iš vos kelių, bet kokybiškų ingredientų. Aš stebiu savo krepšelį, jisai mažėja. Aš nesakau, kad mes mažiau suvalgom arba čia pradėjom dietos visi laikytis. Tiesiog produktai yra aiškesni, paprastesni ir daug mažiau tu apsikrauni. Aš manau, tas pats yra su daiktais. Yra visą laiką klausimas, kiti sako, nu va, juk čia vardan tos jau reiškia visuotinės gerovės viskas turi būti pigu. Aha, labai pigu. Kadangi negaliu nupirkti geros striukės, tai perku kiekvienais metais kokią nors šlamštą ir sezonui pasibaigus išmetu. Taip, o tai labai ekologiškai. Taip. Nusiperku pigiausių žaislų plastmasinių vaikui ir juos išmetu. Jeigu mes perkam geresnį daiktą, tai paprastai jis ir norisi jį perduoti, ką nors, sakai, ne, va, čia aš turiu labai geras kelnes, puikiai nešios, šiaip meti tas kelnes. Nekomercinių renginių organizatoriai pastaraisiais metais vis dažniau rengia vadinamuosius blusturgius. Tokiu būdu siekiama prailginti atitarnavusių daiktų gyvenimus ir atkreipti žmonių dėmesį į tai, kad kartais, pavyzdžiui, iš močiutės spintos ištraukta suknelė gali būti kur kas mielesnė ir net kokybiškesnė nei parduotuvėje įsigytas naujas drabužis. Jeigu, tarkim, žmogus jau sugalvoja, kad jo jam nereikia, tai vietoj to, kad jisai jį išmestų, jisai atiduoda ar parduoda už minimalią sumą kitam žmogui, kas yra skatinimas
neišmesti to daikto, nes kitas žmogus jį nusipirkęs, jisai gal vartos dar lygiai tiek pat ilgai, o gal dar ilgiau negu prieš tai buvęs šeimininkas.